Ar žinot, ką šiandieną aš jums parašiau? Oi, kaip mano stalas traška. Na gerai. Iš po stalo dabar aš išsitrauksiu tokį vieną dalyką. Ar kaip jūs manat, kas čia yra? Na, turbūt jau visi supratot, kad čia yra iPhone'as. 17 Pro Max'as. Na va, susirgau ir aš irgi va. Nubėgau, užsisakiau, nespėjau pirmą traukinį, reikėjo laukti, kol atveš. Dabar yra lapkričio 24 diena. Tai pabandysim tokį mikro unboxingą padaryti, gal kažkokius atsiliepimus aš nuo savęs pasakysiu. Kaip sakyti, iš vartojiškos pusės. Pabandykime atsidaryti, pasižiūrėti, kas viduj, o gal visai ne tą telefoną įdėjo. Taip, kaip mes čia jį atidarysim? Kaip rodo visur per YouTube, visur daro unboxingą. Dar nemačiau, koks yra. Va. Pasiėmiau iš tikrųjų sidabrinį. Dabar pasakysiu, kodėl pasiėmiau sidabrinį būtent. Tai pirmas dalykas, na, visi girdėjo turbūt, kad jie ten braižosi, visi blogai padengti tuo aliuminio dažais ar kuom ten. Tai oranžinį aš iš vis net nesvaršiau, nes tai yra kažkoks, ne mano stiliukas. Iš tikrųjų būčiau norėjęs imti tamsų, kadangi ir kompiuterį turi tamsų, tai būčiau norėjęs pasimti tą mėlyną tamsų, bet kadangi jisai tikrai ten braižos ir ten įdėsi su raktai, su kažkuo, tai automatiškai problemos, nusibraižys ten. Bet iš esmės vėlgi, jeigu mes naudojam dėkliuką, kaip ir problemos nėra, viskas yra smagu, gražu. Kaip gražiai atrodo. Tai va, bet nežinau, ar jūs esate susidūrę su tokiu dalyku, bet pavyzdžiui, man tai yra šitaip. Jeigu aš ir saugau telefoną, aš nusiperku dėkliuką, jis yra naujas, ir tu išimi iš dėkliuko ten po pusės metų, ten po 4 mėnesių, nežinau, tai vis tiek tas telefonas būna susibraižęs. Tai logiškai mąstant turbūt yra kas? Smėlis, kažkokios kietos dulkės, nežinau, ten kietosios dalelės. Ir vis tiek tame dėkliukė braižosi, trinasi ir man jau nebepatinka, kaip atrodo netgi išimtas naujas, tvarkingas, gražus, buvęs įdėtas į tą dėkliuką telefonas. Bet šiaip jeigu taip atvirai pasakyti, tai pavyzdžiui, pakavimo dėžutė tai mane tokia nuvylė. Čia tokie kaip pigi, nežinau, nenakleikė, pigus toksai spaudas, antspaudas toksai. Bandom išpakuoti. Smagiausia dalis. Oi, nepavyko iš pirmo karto. Vienas. Iš tikrųjų, telefoną aš jau gavau šiandieną dieną, bet nenorėjau aš daryti to unboxingo, vien pagalvojęs, kad vėl reikės duomenis persikelti, vėl vargti, daryti. Kartais ateina toks momentas, kad tu nebenori to daryti. Bet tenka, kadangi savo 14 Pro Max atiduodu vaikui, tai šitą turėsiu jau aš. Taip ir keičiasi turbūt pas visų šeimose. Tiesa, prieš atidarant. 14 Pro Max aš turėjau grubiai apie 3 metus. Su telefonu viskas yra ok, tikrai veikia, akumuliatorius, viskas gražu, viskas tvarkinga. Vienintelis dalykas, nežinau, kodėl ant linzės ar ant objektyvo kažkur atsirado juodas taškas, kai tu filmuoji ar ten fotografuoji, visada kažkur kampe yra tokia juoda dėmė. Tai vien dėl to man nepatiko. O šiaip, nežinau, telefonas kaip telefonas, viskas fainai, man patinka.
Seniau buvau prieš nusistatęs visus iPhone'us, visi vaikai mane žino, keikia. Sako, mokytojas visada sakė, iPhone'as yra blogai. Buvo iki tam tikro momento, iki tam tikros etapo, kai iš tikrųjų politika iPhone'ų Apple buvo tokia pakankamai nedraugiška mums. Bet einant laiku viskas kažkaip pasikeitė, integravosi, matot, netgi USB Type-C atsirado ant iPhone'o, kas yra man... Aš turbūt vien dėl to perku, nes yra Type-C laidas. Tai pastoviai kažkur išsikrauni, būni mašinoje, ar ten droną reikia pasijungti, ar tuos akinius, tarkim, droną pasijungti. Ir laido neturi. Nu, ir didžiausia problema. Gerai, viskas, važiuojam toliau. Įdomiausia dalis. Kaip negražiai atsidarė. Ne. Tiesa, jūs man dar pasakykit vieną dalyką, kas čia yra per mada, aš kiek čia pažiūriu internete, kas čia per mada daryti va taifą. Prideda prie mikrofoną, supranti, man tai kažkokia nesąmonė. Gerai, viskas, surimtėjom. Viskas atidarom, išpakuojam. Kažkaip jis nelabai nori atsidaryti. Nu, visai jau. Na gerai. Užžikt. Nu, žinokit, gražiai atrodo. Jeigu taip atvirai kažkur to centre čiupinėjo oranžinį, tai jis man toks nelabai. Bet... Nu, žinokit, gražiai atrodo. Šiaip visi peikia iš tikrųjų tą dizainą. Ten aliuminis, bet iš pradžių man irgi iš tikrųjų nelabai patiko tas šitos kameros tai padarimas, bet aš perku ne dėl to. Bet ir lengvesnis. Susijungia. Jo, lengvesnis. Nu, dėkis. Važiuojam toliau. Geras. Gerai. Na ir aišku gaila, kad mūsų ta komplektacija labai tam visada mažytė laidas, nes dabar kaip ir vaikui noriu atiduoti telefoną, o pakrovėją dabar jam irgi reikia atiduoti, vadinasi, aš turiu pirkti kitą pakrovėją. Kažkaip toks minusiukas. Bet žinokit, atrodo neblogai. Tai tęsiant tą kalbą iš tikrųjų, kodėl aš pasirinkau sidabrinę spalvą, tai yra dėl to, kad jeigu įkrisi dėkliuką koks smėlis, ar ten kažkaip jisai trinsis, traiškysis, ar braižysis, tai vis tiek ant aliuminis vis tiek braižosi sidabro spalva, sakykim taip ar ne. Tai kadangi čia jau yra sidabrinė spalva, tai aš manau, kad nelabai ten kas ir matysis. Tai žinokit, visai labai gražiai atrodo. Kampai tai fainai užapvalė. Va šitas daiktas tai yra gėris. Gėris, dėl ko aš pirkau. Va čia yra stebuklas. Viskas. Dabar pasinaudosiu keletą dienų, paskui video pratęsiu, pasakysiu, kokie skirtumai didžiausi, ką aš pamačiau, kas man kaip vartotojui iš tikrųjų pasireiškia, arba blogiau, geriau, nežinau. Pasižiūrėsim, kokia bus ta naudojimosi patirtis. Tai va, pirma dalis mūsų baigta. Dabar yra pati blogiausia dalis, tai reikės persikelti duomenis iš seno telefono į šitą. Visi Smart ID, visi kiti dalykai. Labai to nemėgstu. Atsiprašau, net tai padėjau, kažkaip nelabai gražiai atrodo. O, dabar. Ir dabar dar dėkliuko lauksiu, kol atsiūs. Dėkliukas bus quad loko.
kur ant motociklo irgi deduosi, tai iš karto, kad neleist pinigų, užsidėsiu dėkliuką padorų. Beje, Quadlock'o akcija dabar buvo irgi. Taip, kad visai nebrangiai. Bet žinokit, kol jūs neišjungiat, vis tiek aš noriu taip pačiupinėti. Ir šita vat balta dalis tokia, man visai gražu. Alio, Palanga, Osvaldas. Ok. Atvažiuosim, nufilmuosim. Oi, viskas einam miegoti. Jau 12 valandų. Viskas, tai toks buvo trumpas unboxingas, sidabrinė spalva. Kodėl pasirinkau? Todėl, kad pasakiau kodėl. Svarbiausia, kamera, zoomas. Va, ko man reikėjo zoomo kameroj. Pagaliau turiu, pagaliau. Vis tiek kiek kartais reikia mažai, kad būtum laimingas. Viskas, judam toliau. Pabandysim, patestuosim, pažiūrėsim, tada papasakosiu truputėlį detaliau, kas pasikeitė, ką pamačiau ir kas man patiko, vertėjo ar nevertėjo iš tikrųjų leisti. Vis tiek pas mane 14, 17, jau 15, 16, gal pajausiu skirtumą. Kol kas tiek.